Sveikas. Taigi, kas nežino, kas dar nežiūrėjo mano YouTube'o, tai aš jau porą savaičių gyvenu vienas atskirai, išsikrausčiau iš savo tėvų namų, man yra 17 ir ką aš noriu pasakyti, tai kad jau susidariau šiokį tokį maisto planą, žinoma, gal jau ne šiokį tokį, kadangi jau viską kaip ir realiai žinau, ką man valgyti, kad gauti kuo daugiau baltymų, kuo daugiau visokiausių mineralų, vitaminų ir panašiai. Taigi aš apie tą šiandien ir pakalbėsiu. Manau, negaištam jūsų laiko ir pradėkime nuo pirmo mūsų produkto, kas yra kiaušiniai. Taigi, ko dar nepaminėjau, aš kai perku maistą, aš užsiperku jį 10 dienų į priekį. Tai dėl to dabar kaip pamatysi, čia yra visai nemažai kiaušinių, 5 pakai iš viso, tai 50 kiaušinių, aš valgau po 5 į dieną, taigi 10 dienų jau ir išeina. Traukiame tuos iš šono. Sekantis mūsų svarbus produktas yra pienas. Lygiai taip pat kaip ir sakiau, perku, kadangi 10 dienų, tai pieno kiekis irgi yra nemažas, tai yra ne viena, ne dvi, o 10 pakuočių. Tai jo, čia atrodo labai daug visko, atrodo, kad tiesiog visą lentyną nusiaubiau aš, panašiai ir buvo. Dabar tikriausiai yra žmonių, kurie sakys, oi matai, čia per daug pieno, negalima gerti, nesveika. Čia yra tik litras per dieną, tai kad nėra tiek daug, 32 gramai riebalų viename, 32 gramai baltymų ir 7 angliavandenių. Tai nėra labai kažkas baisaus, kiek čia kalorijų vienam. Vienam yra 600 kalorijų, tai maždaug ketvirtadalis mano dienos viso maisto, gal penktadalis iš šitą pieną būtent. Tai čia nėra nieko daug, tai pamatysi kodėl. Sekantis mūsų produktas yra bananai. Tai aš valgau po vieną dieną, gaunasi 10 bananų nupirktų. Toliau taip pat daržovę turime svogūną. Nežinau, gal pasakiau taip pat, bananas nėra daržovė, bet valgau po vieną svogūną į dieną, labai gerai testosteronui ir šiaip labai sveikas dalykas. Būna kartais sunku suderinti su kuo valgyti, žinau, daugumai žmonių tai yra problema, bet toj produktu su kuo aš jį derinu. Ką aš turiu, tai burokėliai, aš darausi svogūnų, burokėlių ir taip pat raugintų kopūstų salotas kiekvieną vakarą. Čia tiesiog tokia vitaminų ir sveikatos bomba, tiesiog kas vakarą pasidarau salotas, nesigauna labai daug svogūnų, šitų kopūstų naudoju penktadalį pakelį, 200 gramų, 200 gramų burokėlių ir vienas svogūnas, gaunas toks plidelis, tiesiog salotų. Tai labai gerai tiek kraujotakai, burokėliai, svogūnai, viskam gerai ir kopūstai irgi taip pat turi daug gerų dalykų. Sekantis sąraše yra kruopos. Tai pagrindinės 2 kruopų rūšis, kurias aš valgau, yra grikiai ir lęšiai. Tai valgau kas antrą dieną tiesiog kaitalioju arba grikius, arba lęšius po 400 gramų. Tai ganas arba vienas pakelis, arba pusė pakelio. Tikiuosi dar matausi tarp viso šito maisto kalno, bet judame toliau, turime avokadus. Tai 5 avokadai, o ne 10, kadangi aš valgau kas antrą dieną, lygiai taip pat kaip ir varškė. Tai aš tiesiog avokadus atskiriu nuo varškės ir valgau kas antrą dieną. Lygiai taip pat kaip grikiai ir lęšiai, aš tiesiog kas antrą dieną kaitalioju arba varškę, arba bananus. Avokadus. Iš avokadų daug visokiausių sveikų riebalų ir kitų dalykų, iš varškės baltymai, riebalai ir visa kita, kas gera pieno produktuose. Taigi, artėjame link galo su paskutiniais 4 produktais. Graikiški riešutai, džiovinti abrikosai, džiovintos slyvos ir migdolai. Šios 4 aš valgau kiekvienais pusryčiais po maždaug 20 gramų kažkur ir gaunasi ant 10 dienų visas tas pasiskirsto. Tai visas šitas maistas, ką čia matai, man kainavo 55 eurus, viską nupirkau šiandien ir galbūt atrodo daug, galbūt atrodo mažai, tad pasakysiu, kiek maždaug man gaunasi visokiausių maistinių medžiagų per dieną. Kalorijų atžvilgių visai nemažai, iš esmės apie 2,5 tūkstančio, baltymų apie 150-160 gramų, vėlgi biški keičiasi tie rodikliai nuo kruopų ir nuo varškės ar avokadų. Riebalai pastoviai apie 90 gramų ir galiausiai angliavandeniai apie 2,5 gramų. Taip pat būna maistas, kurį aš suvalgau pas svečius kažką, mokykloj,
ar šiaip kažkur, jeigu kažkur pasivaišinu. Tai pats pagrindas mano yra toks, visa kita yra tiesiog smagus bonusas, kuris tiesiog papildomai prideda tam tikrų maistinių medžiagų į mano dienos visą suvirškinimo, kokius virškinimų, į mano dienos maisto racionalą, jeigu taip galima sakyti. Taip pat, ko aš nepaminėjau, tai aš turiu papildų tam tikrų, kuriuos aš pirkau prieš išsikraustant, tad dar dabar juos turiu, bet šiaip aš taip pat vėliau skaičiuosiu juos visą šitą kainą. Tai aš naudoju kretiną ir taip pat turiu mineralų tokius papildus, kalcį, magnį, kalį, zinką. Tai visi šitie 5 papildomi papildai taip pat šiek tiek kainuoja ir taip pat prideda tam tikrų maistinių medžiagų į mano kiekvieną dieną. Tai va, kaip sakiau, visą šitą kainavo 55 eurus, ant 10 dienų gaunas 5,5 euro, tai video nemelavau, su kuo pavalgau už 5 eurus į dieną, dar kartais būna akcijos tam tikram dalykam, tai net gauni pigiau jas, bet iš esmės, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu žinai, ką perki, žinai, kur pirkti ir kaip suderinti tam tikrus produktus, kurie produktai yra naudingesni negu kiti, tikrai labai lengva pasidaryti tokį paprastą maisto planą, kadangi aš asmeniškai, aš labai daug lyginau skirtingose parduotuvėse kainas, taip pat su ChatGPT daug tiesiog lyginau skirtingus maisto produktus, kuriuos turėčiau pasirinkti. Riešutus skirtingus, džiovintus vaisius skirtingus, kruopas, daržovės, vaisius, tiesiog viską lyginau, kurie yra geresni sveikatos ir taip pat tiesiog baltymų atžvilgių ir kitų dalykų atžvilgių. Tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjai, pasimatysim kitą kartą.